darbo grupė, kuri atliko vertinimą tų pastatų, kuriuose padidėjo šilumos vartojimas, išskyrė 507 daugiabučius namus, kuriuose buvo sudėtinga paaiškinti priežastis, nes visus tos, kurie buvo pateikti paaiškinimai iki to laiko, jie netilpo. 121 yra su kolektorinė sistema, tai reiškia, gyventojai reguliuojasi, gauna šilumos tiek, kiek jiems reikalinga. Automatizuoti šilumos punktai, 370 tokių gyvenamųjų pastatų, kur šilumos suvartojimas priklauso būtent nuo pastato prižiūrėtojo veiksmų. Šilumos tiekimas buvo, kaip galim aiškinti, kad buvo duodamas per didelis pagal gyventojų poreikį. Reiktų atkreipti dėmesį į kitas priežastis, kaip galima, nemažinant šilumos režimo patalpose, sumažinti, izoliuojant vamzdynus, palėpėse, standarinant langus, rūsiuose patikrinti balansavimą, kaip galima būtų suvartoti mažesnį šilumos kiekį. Mes pamatėme, išsiaiškinome. Išaiškėjo begalės dalykų, kurie sako tik tai vieną, kad visa tai yra viso labo politinė dūmų užsklanda kažkam. Dalyvaujantis šiame pasitarime administratoriai turi susivokti, kad jie atstovauja gyventojų tame name gyvenančių interesus. Manyčiau, vienas iš pagrindinių dalykų, kas įtakoja tokį iškreiptą vaizdą, tai yra, reiškia, nuotolinio nuskaitimo nebuvimas. Turim kompiuterį šilumos punkte. Ir nuo gegužės iki lapkričio visi tikėjomės turbūt, kad galėsim, kadangi buvo Vilniaus energijos rangovai, taupyti lėšas lakstymui mūsų prižiūrėtojų šilumininkų ir tas lėšas skirti izoliavimui, atnaujinimui, sklendyčių atnaujinimui ir visą kitą. Nuo lapkričio 1 gavosi atvirkščiai vėl, sugriuvo viskas. Mes perėmėm visą priėjimą prie minėtos sistemos, lygiai taip pat pasiūlėme, kad kontroliuotų valstybinė energetikos inspekcija ir jeigu yra noras kažkam tai pasitikrinti, pasižiūrėti tam tikrus režimus, jeigu turit gyventojų nusiskundimą, administratoriai iškėlė klausimą, kas bus su šilumos mazgų perdavimu ar pardavimu. Ir aišku, kol kas energetikos ministerija tos tvarkos nėra parengusi, pateikusi niekam, tačiau Vilniaus miesto savivaldybė svarsto galimybę šilumos mazgą atiduoti už simbolinį litą. Ir paprašėme, kad administratoriai atliktų apklausą gyventojų, ar jie prisims tą 1 lito vertės šilumos mazgo kaip dovaną, sakykime taip. Ir kokia gyventojų nuomonė. Ir taip pat buvo kalbėta apie tai, kad nuo kito šildymo sezono vėlgi vis dėlto reikėtų grįžti, kad šilumos tiekimo rodmenys būtų nuskaitomi kompiuterio pagalba, kad nereikėtų fiziškai žmonėms eiti ir tikrinti šilumos suvartojimo kiekio, ko pasekoje dabar atsiranda kelios dienos visada anksčiau arba vėliau tai nuskaitom. Šalia to noriu pasakyti, kad mes be abejo pasakėme, kad mes ženkliai daugiau skirsim dėmesio administratorių darbo kokybės kontroliai ir sieksime, kad tas darbas būtų daromas gerai ir kad šilumos sezono pasirengimai būtų skiriamos ne paskutinės kelios savaitės, o kad tik tai žiema baigėsi, turim iš naujo ruošti šilumos sezonai.